Susitinkam vėl veido jogoje ir šiandien mes pakalbėsime apie 3 sritis savo veide, tai yra mūsų kakta, skirsim dėmesio savo raukšlėm, kaktai, skirsim dėmesio savo akim, vėlgi mes pakelsim savo antakiukus, nukritusius po akių ir pakalbėsim apie paburkusius paakius. Atliksim pratimus skirtus būtent šitai zonai ir dar parodysiu vieną pratimą, kuris yra skirtas būtent šitai mūsų sričiai. Stiprinti žandukus, stiprinti lūpų kampučius ir pakelti mūsų žandukus truputėlį į viršų. Taigi, kaip visada noriu priminti, kad atliekant veido jogą tiek ryte ir vakare rekomenduoju prieš tai padirbėti su savo limfa. Apie limfos aktyvavimo pratimus kviečiu pasižiūrėti 1, 2 ir 3 dienos video. Ten puikiai yra parodyta. Kiekvieną kartą, kai mes ruošiamės atlikti veido jogą, rekomenduoju ištiesinti savo pečius, atverti juos, ištiesinti galvą ir jeigu nepavyksta atsistoti tiesiai, rekomenduoju pratimus atlikti atsistojus prie sienos, priglausti galvą prie sienos ir tiesiog atlikti pratimus. Taigi, susikoncentruojam dabar į kaktą. Dedame rankytes ant savo antakiukų, truputėlį juos nuleidžiam ir keliam. Duodam šiek tiek svorio savo kaktai, keliam 15 kartų. Labai stipriai nespaudžiam, jaučiam kaktą. Galim atmerkti akytes. Pakeliam tiek, kiek leidžia mūsų kaktos raumenis. Per video jūs galit matyti, ar ne, kaip mūsų kakta dirba. 15 kartų mintise. Ir ką darom atsipalaidavimui, paspaudžiam truputėlį į apačią, atveriam akis į viršų, atsipalaiduojam ir mintise skaičiuojam iki 15. Atsipalaiduojam, vėlgi sugrįžtam į tą pačią poziciją, paspaudžiam truputėlį antakiukus į apačią ir keliam. 15 kartų. Keliam tik tai antakius. Atsipalaidavim, liekam toj pačioje pozicijoje, paspaudžiam antakiukus į apačią, pakyla mūsų akis į viršų ir tempiam. Skaičiuodamas mintise savo iki 15 sekundžių. Taip pat liekam 3 raundus po 15 sekundžių, 15 pakelimų antakiukų ir 15 atsipalaidavimų. Ir paskutinis mūsų 15 kartų. Pakeliam akis į viršų. Atsipalaiduojam. Suspaudžiam akytes, dedam labai švelniai akytes kampuose, išoriniuose kampučiuose, labai švelniai, daug nespaudžiam. Visų pratimų metu atsiminkim ištiesinta nugara, galva žiūri tiesiai ir paspaudus atmerkiam akis. 15 kartų. Tiesiog praplečiam akis, norėdamas atmerkti, atrodo daugiau ir daugiau. Užmerkiam akis, skaičiuojam iki 15 sekundžių, atsipalaiduojam. Išlaikom poziciją, nugara tiesi, galva žiūri tiesiai. Nesusikūprinam. Atmerkiam akytes ir vėl. Šitas pratimas
padeda pakelti vokus, mažina maišiukus po akim ir labai gerai kovoja su miegančių akių efektu. Tai ką reiškia? Tai atveria mūsų akis didesniam žvilgsniui. Užmerkiam akytes, atsipalaiduojam. Ir paskutinis raundas. Truputėlį. Pasistengiam akis atmerkti kiek įmanoma daugiau ir daugiau. Užmerkiam, atsipalaiduojam iki 15. Atsipalaiduojam. Dedam pirščiukus po antakiais. Truputėlį kilstelim. Pakeliam ir lygiai taip pat atmerkinėjam savo akis. 15 kartų atmerkiam. Atmerkiam stipriai akytes. Jeigu tokių veiksmų neatliekam kasdieninėje rutinoje, jaučiam, kaip mūsų akys nori užsimerkti, pavargsta. 15 pratimukų, 15 pakelimų ir 15 sekundžių ilsimės. Vėlgi atmerkiam akis. Užmerkiam, pailsim. Išlaikom poziciją. Atmerkiam ir paskutinį kartą 15 kartų atmerkiam akis. Užmerkiam, pailsim. Atsipalaiduojam. Atsipalaiduojam, atpalaiduojam veidą, išsitiesinam pečius, ištiesinam kaklą. Ir dabar dirbsim su žandukais ir dirbsim su štai šitą sritim. Ką mes darome? Išsižiojam O formos. Ištempiam kiek įmanoma plačiau, jaučiam tempimą visoje šitoje srityje. Ištempiam ir su pirščiukais daugmaž vos liesdamos savo veido palengva suvažiuojam į nosies kampučius. Ir važiuojam atgal. Penkiolika kartų pravažiuojam ir nuvažiuojam į viršų, į apačią. Nugara tiesi, pečiai atviri, galva žiūri tiesiai, ištempiam savo raumenuką ir važiuojam. Šito važiavimo tarsi vizualizuojam savo masažuojamą šitą liniją. Atpalaiduojam. Skaičiuojam iki 15. Įsižiojam ir vėl pamažu važiuodamas skaičiuojam iki 15.
Nejudinau savo galvos, galvoju tiesiai, pečiai atviri, išlaikom savo taisyklingą laikyseną. Atpalaiduojam. Vien išlaikydamos taisyklingą laikyseną mes jau galim pagelbėti savo veidui, pakelti raumenukus truputėlį į viršų. Ir paskutinis raundas suformuojam O formos burną. Atpalaiduojam. 15 sekundžių atpalaiduojam. Ačiū už šiandieną. Pasidalinkit komentaruose, kaip jums šiandieną jūsų veidui skirtas laikas. Kiekvieną dieną skirdamos vos po kelias minutės savo veidui, su rezultatai gali labai nudžiuginti. Taigi, mylėkit save, rūpinkite savimi ir skirkit laiko truputėlį savo. Iki pasimatymo kitą kartą.